Labadiena, gerbiamas ministrai, gerbiami Seimo nariai, kolegos, su kuo dar nepasisveikinau su jumis. Bus visą dieną pabendrausim, pabūsim, pasidalinsim įspūdžiais. Na, o šiandien, žinot, aš kai tapau draugijos pirmininku pirmą kartą čia ir atvažiavau kažkaip į tą šventę ir žiūriu, kiek šiandien pasikeitė, kiek mes suaktyvinom šitą dalyką. Man širdyje gera, kad yra tiek rėmėjų atkreipė į mus, reiškia ir jūs nusipelnė šito dalyko. Vienas dalykas, čia susirinko turbūt geriausi iš geriausių. Gražu, kad rajonuose pravilnijo šitą šaudymo varžybų šventę. Ir aš ministrui šiandien ryte sakau, kad vis tik tai ginklas greičiausia sudyla turi sudilti šaudyklose, bet ne medžiokliai. Ir greičiausia mes tik tai šūvių, kiek paleidžiam šaudykloje, gal medžiokliai paleidžiam 1, 5 ar 10%. O visa kita turėtų būti šaudyklos. Šaudyklos tai yra mūsų antra gyvenimo dalis, bendravimas, savo profesinės dalies tobulinimas kaip medžiotojo. Kitas dalykas, galvojant, vyras be ginklo vis tik tai yra sudėtingas dalykas. Kas apgins šeimą, vaikus, žemę, tėvynę, tai tik tai žmonės su ginklu. Žmonės su ginklu ir mes turbūt įvaldę jį esam vieni iš tų ir didžiausia, galbūt gausiausia. Bet Ukrainos karas parodė vis tik tai tie 4 jėgerių batalionai ir vienas dalykas, vieni svarbiausių gynyboje buvo, galim sakyti, prieš lėktuvinės, 3, 4, bet visumoje mūšio lauke yra tikrai svarbu. Svarbu yra medžioklinis šautuvas, naktinio matymo taikiklis ir panašiai. Mano kalba bus trumpa, galbūt kaip šūvis, konkreti. Na ir noriu pasidžiaugti, kad šį rytą, rugsėjo vidury, kada elnių pikas, kada briedžių medžioklė, jūs ne iš miško išeinate, galbūt ne dorojimo lopyklose su savo kolegom, esate čia. Šiaip tai man širdis džiaugiasi, nes yra tas posakis, kad ginklai turi dilti šaudyklose, o ne miškuose. Tai labai smagu matyti medžiotojus, kurie treniruojasi, kurie profesionaliai žiūri. Ir kai man pasakoja, kas buvo čia 15-osios jau varžybos, kas buvo prieš 10-20 metų, tai sako, dvigubai pagerėjo medžiotojų rezultatai. Ir ginklai, aišku, patobulėja, bet tai yra svarbu, kad medžiotojai treniruotųsi, draugijos konkuruotų ir akivaizdu, kad net šaudyklų pradeda Lietuvoje trūkti. 4 šaudyklos nėra gana. O mums kaip sakykime, reguliuojančiai aplinkos ministerijai, tai yra muzika ausims tokie šūviai, dėl to, kad valstybėje matome, kad medžiotojų kultūra tiek pakilusi, kad pati LMŽD užsiema skatinimu, puoselėjimu, treniravimu. Ir kuo daugiau jūsų bus tokiose varžybose, tuo mažiau valstybei reikės visokių reguliavimų ir taip toliau. Tai, man atrodo, tas ypač šiemet, kai toks yra pasitikėjimo pliūpsnis į jūsų pusę, į medžiotojų, tai tokios varžybos įrodo tiesiog, kad medžiotojų bendruomenė pati geba auginti kultūrą. O pabaigai, mėly medžiotojai, didelis pasitikėjimas iš manęs asmeniškai. Jums elnių limitus nuėmus prasidėjo medžioklės sezonas. Būkite atsakingi, būkite saugus, būkite taiklus ir padėkite iš tikrųjų sureguliuoti tą padidėjusią populiaciją. Jūs esat mūsų partneriai, bet saugumas, taiklumas yra visada prioritetas. Tai saugių medžioklių, taiklių šūvių ir medžiokliai valio. Džiugu, kad galiu dalyvauti šitose varžybose, aišku, ne kaip šaulys, bet kaip svečias. Ir tikrai norėčiau labai pasidžiaugti tuo aktyviu medžiotojų dalyvavimu šitose gražiose ir prestižinėse varžybose medžiotojų tarpe. Ir žinoma, džiugu matyti tokį būrį šaulių, kad kiekvienose varžybose susirenka arti 200 dalyvių. Kada mes įkūrėm federaciją, tai pas mus dalyvaudavo 20 žmonių, tai būdome tikrai labai laimingi.
Tai dabar jau jeigu 100, tai jau kaip ir nelabai gerai. Tai stenkimės, dirbkim ir manau, kad šitas sportas tikrai ilgą laiką gyvos ir jisai plėsis ir bus tikrai suteiks daug džiaugsmo ne tik medžiotojams, šauliams, bet ir visiems kitiems žmonėms. Ir tuo pačiu aš dar norėčiau pasidžiaugti mūsų organizacijų, tai yra kombinuoto šaudymo federacija, mūsų sportingo federacija, kurios organizuoja tikrai pačio aukščiausio lygio varžybas ir mūsų organizacija yra tikrai pavyzdinė, kur semėsi jau iš mūsų pavyzdį, kaip reikia daryti varžybas ir kaip jas rengti. Taip kad mūsų ir šauliai, ir medžiotojai eina tikrai teisingų kelių ir mes būsim pavyzdys visai Europai greitų laikų. Tai šiandien vyksta Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos kombinuoto medžioklinio sportinio šaudymo varžybos, kasmetinės varžybos. Na ir visada pradėdavau nuo varžybų masto, dalyvių ir taip toliau. Šiandien norėčiau pradėti nuo rėmėjų ir dėmesio jiem, nes jie šitom varžybom parodė aukščiausio lygio paramą, kaip partneriai įsteigė labai daug prizų, tai tiek gausa, tiek jų vertė. Turime pagrindinių prizų, tai ir ginklą, ir optinį taikiklį, ir naktinių prietaisų, reiškės. Tai ačiū labai visiems rėmėjams, aš jų visų tikrai nenoriu vardinti, kad kažko nepamirčiau, bet nuoširdus ačiū, kad jūs esate šitų varžybų partneriai ir tai tikrai prizai pritraukia šaulius. Kalbant apie šaulius, dalyvauja iš 29 rajonų komandos, kurias, reiškia, delegavo rajoninės draugijos ir apie 150 šaulių tikrai yra tokiu metu, kaip elniai ir briedžiai ir medžiojami ir pikas yra ir dieną paskirti atstovaujant savo rajoną, tai tikrai yra pasišventimas. Na ir džiaugu, kad juos atlydėjo ir rajoninių draugijų atstovai. Kas pažymėtina, kad nors kasmetinės varžybos, bet tendencijos matosi kasmet ir čia akcentuosiu į šaulių pasiruošimą, be abejonės jie treniruojasi ir atvyksta čia geriausi Respublikos šauliai, bet į jų ekipiruotę, į jų ginklus, į pasiruošimą, tai yra aukštas lygis ir aukštą lygį dar demonstruoja šiais metais įvykusios Europos kombinuoto medžioklinio sportinio šaudymo varžybos, kuris vyko būtent Švenčionyse Lietuvoje, tai dar kartą yra pripažinimas visos Europos mastu, kad Lietuva yra tiek šaudyklų prasme pasiruošę, tiek šaulių atstovaujančių mūsų šalį lygius. Tai pagarba jums, mėly šauliai, nes jūs treniruojatės šaudykloje ir kas liečia gamtą, padarote kuo mažiau klaidų būtent medžiojant gyvūnus ir mes tai įgyvendinam etiškos medžioklės ir selektyvios medžioklės principus.